Dar vieną išdurkė, jūs klausote radijos stoties ZIP-FM. Ir mes, beje, turėtume padėkoti labai Samantai už tikrai išsamų situacijos nupasakojimą. Ir mes kaip tik ir dabar darysime, skambiname Bernadetai. What a beautiful name. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Bernadeta. Taip. Labas, klausyk, nesulaukėme tavo skambučio. Čia iš kur? Čia iš agentūros. Ai. Va, tai kaip ir tarėmės, kad praneši, ką sugalvojai per 3 dienas ir kažkaip tai jau dabar lyg ir 5. diena ir žiūrime, kad tavo skambučio dar nėra. Pasibaigė faktas, nes paskambinau aš. Supratau, klausyk, tai Bernadeta, kaip tu žiūri į bendradarbiavimą su mūsų modelių agentūra? Šitas tai aš sutinku. Kaip tenais, sakei, kad su mama lyg tai reikia pasitarti, ne? Aha. Pasitarai? Jo. Nu ir ką, mama? Mama sakė gerai. Faina mama. Supratau, klausyk, tai tu palauk, primink man, iš kur esi? Iš Šiaulių. Šiaulių, ne? O tai į Kauną tu kada galėtum atvykti? Nežinau, dabar kada čia. Nes mes žinoma sumokėsime tau už kelionę. Tiesiog aš dabar norėčiau sužinoti, kada tu laisvesnė. Tau į mokyklą, ko gero, paprastom dienom, ne? O po pamokų? Galbūt. Arba gal, ką žinau, savaitgalį gal? Savaitgalį galiu. Šeštadienį? Jo, šeštadienis. Ok, cool. Tau sakė jau, kas tave fotkins? Ne. Tai va toksai Richardas Taurinskas. Jisai dabar kaip tik yra grįžęs iš New Yorko ir mums pavyko jį pasigauti. Tiesa, ne tavo vienintelės fotosesija tą dieną bus. Bet man atrodo, kad nuotraukos bus iš tiesų puikios. Pati jas irgi gausi, galėsi įsidėti į Facebooką. Va, klausyk. Tai tau dar kažką tai pasakoja apie tą fotosesiją? Ar kiek tau iš viso yra papasakota? Ten, kad bus tie 3 personažai. Paskui kad ten... kažką ten su 3 personažais, kad ten atsideš kažkokias 3 aprangas skirtingas. Taip. Ir ten susigalvot kokią šukuosiną ir panašiai. Aha, supratau, tvarkoj. O dabar tik tai klausyk, aš norėjau, nes pasimetė pas mane tavo duomenis, ir net nežinojau, kad tu iš Šiaulių esi. Klausyk, kokios tavo išmeros yra krūtinės, tarkime? 84. Aha. Liemuo? 60. Aha. Klubai? Bus 86. 86. Koks tavo ūgis? 1,72 m. 1,72 m. Aha, tvarkoj. Nes man atrodo, kad mes irgi kažką tai paieškosime pas save, kokių čia mes rūbelių turime. Jeigu... Ar tu pati viskas atsiveši? Aš jau nežinau, jei nebūtų, tai aš savo galėčiau. Tvarkoj, man atrodo, kad mes paieškosime. Tai va, nes tau jau sakė, kad patalpinsime į saitą ir reiškia, tada lauksime užsakovų. Nes va kaip tik yra dabar tas naujas mūsų sluttyteenagers.com ir kaip tik galvojame į tenais patalpinsime ir tenais gal netgi bus, nes iš rytų dažniausiai ateina tie užsakymai. Iš kur? Iš rytų rinkos, būtent Rusija, artimieji rytai ir dabar tenais yra, žinai, bumas tų visų mados industrijos, kaip jau turbūt ir pati žinai. Va, ir Judaškinas į Lietuvą buvo atvažiavęs. O tave labiau foto domintų ar podiumas irgi? Labiau foto, taip. Foto, supratau, labai gerai. Gerai, tvarkoj, tai ir video galbūt galėtume susukti. Tuo pačiu. Kaip pas tave su kalbėjimu, su šokiu?
Sušokiu, tai kad nelabai. Nelabai, nemėgsti pašokti. Aišku. Nu tai tada teks tiesiog kaip statiškus kadrus filmuoti. Tu nieko prieš, jeigu mes filmuosime. Va, tai Kolega, kaip tik kolega, labai gerai yra, nes tavo partneris va Robertas bus irgi, suprantigi, irgi jam 19 metų, tai dar tinka į mūsų saitą. Va, o tavo tėveliai duos sutikimą? Aha. Tvarkoj, super. Ir pranešai tu jiems, kad bus būtent Slutty Hornetins, taip? Jo. Super, labai gerai. Gerai, klausyk, tai ar mes galėtume tartis dėl šeštadienio galbūt? Jo. Tvarkoj. Labai gerai. O šiaip tu esi girdėjusi apie mūsų Supermodels būtent agentūros tą saitą? Nu, nelabai. Nelabai, ne? Šiaip labai populiarus. Ir tarkime, o jeigu būtų užsakymai pradėtų eiti, nes kaip taisyklė naujokiams visą laiką būna užsakymų daug, tai tu savaitės dienom vakarais būtum laisva? Vakarais, jo. O tu kelintų metų gimimo? Dar kartą prašau. Kaip sakai? Supratau, tvarkoj. Gerai, brangioji. Tik tai dar vienas klausimas. Sluttyteens.com yra mūsų saitas. Ar tu apie jį nesi girdėjus, ne? Ne. O apie mūsų radio stotį esi girdėjus? Kokį? Nu, ne. Zip FM tokia yra. Oi. Oi. Čia radistai tau skambina. Labas. Labas. Justas ir Jonas. Jonas ir Justas. Labas vakaras. Oi. Oi. Ką tik sutikai? O tu žinai, kokį tau saitą mes siūlėme? Ne. Sluttyteens.com. Nežinau, aš tokia. Sluttyteens.com. Labai gerai, ir neaiškinsim, kas tenais yra. Žodžiu, šaunuolė esi, perskambink savo supermodelių agentūrai, nes galbūt tau tenais dar karjera, o supranti, pas tavęs sąskaita baigėsi. Nu, žodžiu. Linkėjimą reikėjo. Ačiū, visą gerą. Gerą tau vakariuko. Visą gerą. Oi. Nu va, žiūrėk. Pasirašo. Labai gerai. Neįsim mes, Jonai, į dangų, neįsim! Netrukus